Kartą per 2 metus pačiame Lietuvos centre birželio mėnesį lyg didelis aguonos žiedas išsiskleidžia žemės ūkio ir technologijų paroda Agrovizija. Be jokios abejonės per 3 parodos dienas žemės ūkio pasaulio profesionalai ir puoselėtojai savo rankomis gali prisiliesti prie gausybės augalų rūšių ir naujausios technikos bei technologijų. O kur dar gausybė diskusijų, seminarų ir užmegztų vertingų pažinčių. Net 30 hektarų plotą užimančios Agrovizijos šūkis – daugiau su mažiau. Ir aš labai džiaugiuosi, kad yra tų entuziastų, kurie palaiko idėją Agrovizijos ir tiesiog vysto viziją Lietuvoje, koks turi ir gali ir privalo būti žemės ūkis ateityje. Kėdainiams, kad reikšmė tai yra be abejo yra didžiulė, todėl kad agrarinio miškų ir mokslo centras būtent randasi mūsų rajone, akademijoje. Puikia vieta pamatyti, kaip atrodo naujos veislės, kaip veikia pesticidai, trąšos. Tai ir aišku, kas irgi labai svarbu, kad galima ir techniką demonstruojama pamatyti. Labai smagu sutikti savus, pažįstamus draugus, pamatyti inovacijas. Yra galimybė pažiūrėti, pačiupinėti veislės. Tai nėra paprasta, tai tu net veši vazone nei rugių, nei kviečio dalykų ir čia jos yra išskirtinumas ir visas grožis tame. Keičiasi žmonės, keičiasi augalai, keičiasi gamta, keičiasi ir Agrovizija. Turime ieškoti naujovių, turime kažką rasti naujo kiekvienoje parodai ir vis pavyksta. Ir Agrovizija bus tokia kaip visada, pilna žinių, patirčių, įspūdžių, svarbiausia bendravimo, nuoširdaus tarpusavio ryšio ir daug žmoniškumo, šiltumo. Nuostabus renginys mūsų visai žemės ūkio bendruomeniai. Tai yra ne tik Agrovizija, tai yra agrofestivalis. Tai visada būti čia yra geras jausmas. Agrovizija is one of the best fair in open air in Baltic countries. Agrovizija!